Sveiki gyvi, naują mėnesį, sveiki prisijungę prie Be namų negerai transliacijos. Šiandien testuojamės naują laiką, bandysim testuoti naują trukmę, ne tik tai transliacijos laiką, tai lauksim jūsų komentarų, kaip jum tas laikas tinkamas pasirodys. Šiandien su manim vėl Citus investicijų ir analizės vadovas Šarūnas Tarutis. Sveikas, Šarūnai. Labas rytas. Ir turim, manau, tikrai aktualią temą, kadangi rugsėjo mėnuo į Vilnių Kauną suguža iš visos Lietuvos studentai, na ir jiem be jokios abejonės reikia būsto. Pirmoji turbūt opcija, kurią daug kas bando panaudoti, tai yra bendrabučiai suteikiami universitetų, tačiau ne visi juos nori, ne visi tenais vietos gauna. Tai antroji alternatyva tikriausiai intuityvi yra būsto nuoma. Kokia dabar situacija būsto nuomos rinkoje? Jo, tai teisingai sakai, tų alternatyvų nėra labai daug. Tai ypač kalbant apie tuos studentus, kurie atvyksta į didmiesčius iš kitų miestų, tai didžioji dalis turbūt statistiškai vis tiek gyvena bendrabučiuose, bet natūralu, kad bendrabučiai pakankamai susispaudę, nėra jų tiek, kiek norėtumėm. Dalis studentų pasirenka preferenciją visgi gyventi ne bendrabutį, o gyventi laisviau, gyventi dažniausiai nuomojamam būste. Ir vėl tas nuomojamas būstas studentų tarpe turbūt būna dviejų tipų. Arba solo vadinamas, kur nuomojosi butą, arba didesnis butas, kur toksai mini bendrabutis improvizuotas gaunasi šitoje vietoje. Kolivingas. Kolivingas, bet tas toks archaiškas kolivingas, vadinkim taip, dar kur ten netoks profesionalus, koks dabar yra rinkoje. Nes dabartinis rinkoje kolivingas jis labiau aš vis tiek gretinčiau su viešbučio paslauga ir pagal kainodarą, ir pagal gaunamą servisą vis. Tai kokia ta nuomos rinka? Nuomos rinka yra tokia pakankamai keistoka Vilniui, nes ilgą laiką visi prognozavo labai didelį kainų kritimą. Nes, nepaslaptis labai daug projektų, kai mes skaičiuodam, kad kas trečias projektas Vilniuje, pavyzdžiui, nupirktas butas yra skiriamas nuomai. Tai, kai pirkdavo po 1000 būtų per mėnesį žmonės, tai, rankų pirštų galėdam suskaičiuoti, kad, 300 būtų perkami nuomai. Tai pagaliau, žodžiu, pasiūlos augimas turėjo kainas. Taip, turėjo tų žmonių, bet atsitiko karas. Ir tiek, kiek pūtė tos pasiūlos, ją suvalgė ir su kaupu dar suvalgė ir ką tik galėjo išrinko labai daug atvykusių žmonių. Tai vien turim keliasdešimt tūkstančių ukrainiečių, baltarusių, kurie čia ir toliau likę ir jie užėmė tą nuomos rinką ir turim suprasti, kad didelė jų dalis, ypatingai kalbant, pavyzdžiui, apie baltarusius, dirba gerai apmokamą darbą. Todėl jiem dalyvauti nuomos rinkoje nėra sudėtinga ir dažnai jie, kaip sakant, balsuoja didesnę kainą ir priima aukštesnės kainos segmento būstą ir jį gali laisvai nuomotis, tai natūralu sukelia visą kainų lygį. Tu pats nekartą esi minėjęs, kad ir būtent ta nauja pasiūla atėjus į nuomos rinką, jinai yra kokybiškesnė, naujai įrengta, naujose būstuose, tai vėlgi kainos kartelė. Taip, visa kartelė kyla aukštyn, nes produktas yra visai kitas. Tai mes žiūrim dabar į produktą aukštos energinės klasės, su visais gerbuvio sprendimais, aptvertom teritorijom, vaizdo stebėjimo sistemom, požeminiais parkavimais. Turime jau modernų vakarietišką daiktą. Tai natūralu, kad ta kaina ir iš savęs ir iš savikainos turėtų kilti ir mes matome, kad ta kaina toliau kyla. Nors, visi spėliojo, kad po to viso bumo, kuris įvyko karui įvykus, turėtų krist kainos, bet ką matome statistiškai, kad visgi tos kainos nenukrito į prieš karinį lygį. Taip, praėjus tam bumui šiek tiek jos pakrito, bet iš principo toliau fiksuojam kainų augimą. Ir žiūrint long termų, ilgoje perspektyvoje, tas kainų augimas, tikėtinai jisai nesustos. O kiek maždaug dabar vidutinė tokia, aišku, nuo rajono priklauso, nuo būsto? Vidutinė kaina yra taip labai sunku pasakyti, nes, ar mes kalbam apie vieno kambario, ar apie pusantrinį būstą, bet, taip, kad įsivaizduoti jau tie laikai, kai mes geroje miesto vietoje, tai mes kalbam, gerą miesto vietą mes turime mininę tą prestižinę, kur Vilniaus senamiestis, tarkim, bet tie tokie žiediniai rajonai aplinkui būdavo, tokia ta kaina nerašyta eilę metų apie 500-600 eurų už 2 kambarių butą. Tai dabar, tikėtis reiktų išleisti 800-850 už tokį būstą, būna ir daug brangesnių jau variantų. Tai ta kaina iš principo jinai kyla, mes skaičiuojam paaugus nuo to prieš karinio lygio apie 25%. Tai yra pakankamai žymus paaugimas, bet jisai, kaip ir minėjau, sąlygotas ne tik tai pasiūlos paklausos, bet ir kokybiškesnio produkto atėjimo į rinką. Ir kitas dalykas, turim žiūrėti į vieną pagrindinių mūsų rodiklių statistikos departamente, užimtumas ir atlyginimai. Tai
kuo žmonės daugiau uždirba, kuo neužimtumas yra mažesnis, tai natūralu, kad nori gražiau gyventi, daugiau sauliaisti ir, preferencijos dažnai būna tai ir nuomos segmente, tai arčiau nori, arčiau miesto centro, ar geresnį, naujesnį būstą. Tai bendrai žiūrint, ta nuomos kainos dinamika į perspektyvą žiūrint, jinai panašu, kad jinai toliau kils. Vien dėl to, kad, matom, darbo rinko iššūkių yra vis dar labai didelių, ypatingai toje vietoje, kur daugiausiai yra būsto nuomos segmento vartotojų. Tai kalbam apie paslaugų sektorių, IT sektorių, inžinerijos sektorių, tai tie atlyginimai yra dideli tose sektoriuose. Žmonių trūksta beprotiškai ir natūralu, kad tuos atlyginimus ir toliau kels. Tu turi omeny šitų iššūkių. Ir bus tikrai bus ta nuomos kainos augimui, panašu, kad bus daug priežasčių augti, nes dar turim suprasti ir vystymo tempai sumažėjo. Vystymo tempai labai stipriai sumažėjo, suvertinas tą prieškarinį lygį. Kitaip sakant, naujų į asortimentą būstų bus pateikta daug mažiau. Ką tai reiškia? Kad ta auganti, pas mus vis tiek Vilnius, tarkim, yra augantis miestas. Atvažiuoja užsienio žmonių, atvažiuoja lietuvių. Kiekvienam reikia stogo virš galvos, gale dienos. Tai ar tai būtų nuosavybės forma, ar tai būtų nuomos forma. Tai natūralu, kad ta imti žmonių dairosi, ieško, o mes, kai vystytojai, nebegalim pasiūlyti tiek, kiek galėdavom pasiūlyti. Ir negalim pasiūlyti dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas, tai biurokratinės kliūtis, tai yra pakankamai sunku gauti statybos leidimą. Antras, tai yra jau labiau tokios pragmatinės, kai, matom, rinka yra stipriai sulėtėjus. Dalį vystytojų neapsimoka statyti, didelių etapų daug projektų, tai vystytojai renkasi etapavimą. Kuomet, neatsitiktų tokia situacija, kad, vystau projektą, 300 būtų, pardaviau 100 būtų, projektas pastatytas. Ir dar 200 būtų įkeisti bankui, valdo palūkanas, ką daryti. O žmonės taip greit nepirka. Taigi, taip sakant, ta pasiūla pildosi pakankamai lėtai. Ir tų naujų būstų, pakankamai bus trūkumas. Tai iš esmės turbūt dar reikėtų vertinti ir tai, kad Vilnius organiškai yra augantis miestas, ar ne, ten kiekvienais metais nuo 5 iki 10 tūkstančių. Apie 10 tūkstančių. Jo, tai čia jau nekalbant apie tuos laikinus, sakykime, apie studentus, kurie atvažiuoja ten metam, keliem ir panašiai. Vėlgi turbūt nemaža dalis, kadangi Vilnius, Kaunas yra tie traukos centrai, tai turbūt ilgalaikiai perspektyvai planuoja savo pasilikimą, tuo jiem aktualiau yra galvoti apie būstą šičia. Ir kitas variantas, ar ne, tai gerai, nuomos tą opciją pasvėrėm, iš principo dabar 1-2 kambarių butas kainuoja apie 800 eurų, ar ne, ir tavo prognozija yra, kad artimiausioje perspektyvoje 4 metų nėra vietos mažėti. Kad tos kainos mažės vargų bau, sunkiai tikėtina, yra opcija, kad vis daugės co-livingo projektų, kurie teoriškai užpildins, kaip pasakyti, darys konkurenciją būsto nuomos segmentui, bet jų tiek daug nebus, o žmonių kiekis pakankamai sparčiai augantis yra. Ok, tada tikrai žinau, kad ir pas mus projektuose yra visai nemažai klientų, kurie pirmąjį būstą perka savo vaikams, ar ne? Tėvai gyvenantis kažkur kitame Lietuvos kampelyje galbūt, į Vilnių, Kauną atvažiuojantiems studentams, vaikams nori duoti tokį tarsi atspirties tašką būsimam gyvenimui, ar ne, vienam iš šitų miestų. Ir ieško 1-2 kambarių būtų. Tai vėlgi, įsigyjant būstą, tikiu, kad šitas klausimas šiais metais galbūt jau nebe toks aktualus, bet galvojant apie perspektyvą kitiems metams, galima tikrai būtų apie tai galvoti. Ta būstą irgi galima pirkti naują, galima pirkti seną. Pirminės, antrinės rinkos dabar kokia situacija, nes vėlgi viešojoj erdvėj mačiau, girdėjau, kad tas sustojimas yra iš esmės panašus, ar ne, sulėtėjimas pačios rinkos sandorių, bet kainos, sakykime, pokytis, taip kaip laikosi kainos pirminėje rinkoje, antrinėje rinkoje jos irgi laikosi, nežiūrint to, kad ten turbūt ir bazė didesnė ir panašiai. Kaip vis tik tai, galvojant apie investiciją į vaikų ateitį, kokius kriterijus reikėtų vertinti, renkantis tarp seno ir naujo būsto? Tai aš gal dar šiek tiek padarysiu tokį ekskursą iš principo investicija vaikam, ar ne? Kaip teisingai pasakei, tėvai gali nupirkti vaikam kaip tą pirmą dalyką. Tai dabar pirmiausia reikia žiūrėti į mūsų Lietuvos nekilnojamo turto nuosavybės struktūrą.
mūsų šalis yra viena iš pirmaujančių visoje Europoje pagal tai, koks procentas mūsų šalies gyventojų turi nekilnojamo turto nuosavybės teisę. Ką tai reiškia? Iš tikrųjų, kad mažesniuose miestuose, jeigu mes kalbame ne apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą, o dalis žmonių būtent ir atvažiuoja ne tik iš šitų miestų, bet atvažiuoja iš visos Lietuvos. Tikėtina, kad šeima turi turtą nuosavybės teisę ir dar labai tikėtina, kad turi nuosavybės teisę net be kreditų. Nes natūralu, kad būstas ar namas kažkur Lietuvos regione, jisai dažnu atveju yra kartais pigesnis negu kad ir 2 kambarių butas didžiuosiuose miestuose. Tai išleidžiant vaiką į mokslus, dažnu atveju, jeigu nėra opcijos gauti bendrabučio, vis tiek šeima sėda ir dėliojasi biudžetą. Kuris, dažnai dabar mes turim didžiulę Dievo dovaną, kas mums pagelbėja visai mūsų ekonomikai, tai yra skirtingų grafikų besikeičiantis darbai, kurie įgalina jaunus žmonės dirbti. Tai turbūt matom, Voltai, Boltai, visi šitie appsai, jie įgalina žmonės dirbti, tai kitaip sakant, mūsų visuomenė tampa ta, kuris studentas atvažiuoja ir gali dirbti nuo pirmo kurso. Suderint darbą su mokslu. Mūsų laikais taip nebuvo. Mūsų laikais, darbai būdavo kitokie turbūt, natūralu, tai, neturėdavom tam tų išmaniųjų telefonų tokių ir taip toliau, tai tų appsų tiesiog nebūdavo. Tai kas atsitiko? Tai atsitiko tai, kad tas studentas pirmo kurso jisai jau pakankamai potencialiai turi pajamų. Gal tikėtina, tėvai irgi masto, kad dar tą studentą išleidus reikės kažkiek pridėti kontribucijos jo išlaikymui, žiūri, Aruodą ar ten kitus skelbimų portalus, kiek tas nuoma kainuos. Ir šitoj vietoje, mato, kad reikės tą vaiką paremti keliais šimtais eurų per mėnesį. Ir tada prasideda gal skaičiavimas. Turim santaupų, dar gal močiutės norės prisidėti anūkėlį išleisdamos į miestą mokytis, gal verta nupirkti būstą. Tuo labiau, kad paskolą šiuo metu net gali ir tėvai pasimti, nes jie neturi jokios paskolos. Ir tai būtų, pirktų savo vardu, gal ne vaikui, vadinkim taip, kad ten tas vaikas nesugalvotų kokių nesąmonių prikrėstų to būsto, jeigu nėra pasitikėjimo, užstatys, įkeis ir taip toliau. Tai šitoj vietoje šeimai nupirkti tą pirmą būstą, dažnu atveju net neturint jokių bankinių įsipareigojimų ir įvertinus tuos mėnesinius mokėjimus yra visai realu. Tai tada kokį būstą rinktis? Tai mano visada rekomenduoju. Sorry, kad pertraukiu, bet tada čia turbūt iš karto atsiranda konkurencija tarp nuomos ir įsigijimo, ar ne? Nes santykinai skirtumas tarp nuomos kainos ir mėnesinės kredito įmokos. Jis nėra labai didelis iš tikrųjų. Dabar mes turim tą lūžį, kur dabar vėl nuomotis trumpuoju periodu žiūrint yra lyg ir šiek tiek pigiau, bet vis tiek turim suprasti, kad nuoma tai yra pajamos tam žmogui, kuris priėmė būsto investicijai pirkimo sprendimą, jisai turbūt iš jūsų nuomos grąžina dalį paskolos, augina savo būsto vertę, gal kažkiek, jeigu neišeina sudengti, kažkiek dar savo damoka pinigų, bet jis galė dienos turės turtą. Tai šitoj vietoj mes kalbėkim apie tą pirkimą, nes kaip ir sakau, mes jau preziumuojam, kad šeima turi galimybių, suprato, kad teks dėti po kelius šimtus eurų per mėnesį kontribuciją vaikui išleisti mokslus, kaip tam tautosakai vadina, ar ne, sukrautą kraitį, tai šitoje vietoje žiūrim per tą įsigijimo būstą. Ir tada aš kalbu, o kur reiktų žiūrėti vaikui pirmą būstą. Tai yra keletą kriterijų. Vis tiek mes turim suprasti pirmą dalyką, būstas, praktiškai joks būstas nėra visam gyvenimui. Tai yra tam tikram laikotarpiu, tam tikram gyvenimo tarpsniu ir paprastai žmogus statistiškai 7 metai yra, kuomet jis vėl pribręsta keičia būstą, nes gerėja pajamos, gerėja galimybės, gal keičiasi kažkoks šeima galų gale, tai pradžioje gal yra smagu gyventi kažkur loftuke, atsiradus 3 vaikams, šuniui ir taip toliau, gal jau į tą antresolę lipti ir nelabai saugu ir nepatogu, gal jau norim kotedžo kažkokio su kiemeliu ir panašiai. Tai šitas keičiasi. Tai šitoj vietoj visada pirmas mano patarimas įvertinti savo trumpo laikotarpio galimybės ir poreikius. Gal tam vaikui atvykus į Vilnių nebūtinas yra 3 kambarių butas kažkur, gal vertėtų pradėti žiūrėti nuo mažesnio, tai mažesnės įmokos, mažesnės išlaidos ir taip toliau. Ir tai bus pagrindas vaikui, nes apie šitą dažnai žmonės nekalba, kad žmogus atvykęs, nusipirkęs būstą, mokėdamas už tą būstą 5-6 metus palūkanas banko paskolų ir jame gyvendamas, jisai ne tik kad augina būsto vertę. Natūralu, būsto vertė auga, nes aplinkui gražėja rajonas, ypač jeigu dar gal vėliau pakalbėsim, kur rekomenduočiau pradžioje žiūrėti tam pirmam būstui, kur gal šiai dienai dar nėra fancy labai, bet po kokių 7 metų bus labai gražu. Tai ne tik tai auga jo būsto vertė, bet ir mažėja kredito dalis. Nes, nori, nenori, tu išmokinėjai. Ir labai daug yra žmonių, sako, pardaviau butą,
gražinau bankui, dar turiu nemažą sumą pinigų. Ir ką ta suma pinigų įgalina, tai žmogui įgalina antro būsto pirkimą. Čia turbūt reikia suvokti, kol gurkštelsi vandens savo interpą padarysiu, turbūt reikia suvokti, kad kuo skiriasi būstas nuo bet kokio kito pirkinio, ar ne, kad, tarkim, kad ir labai brangaus automobilis, iš principo, kol jisai netampa antikvarinę vertybę, tol jisai vis pinga, ar ne, jį naudojant, tuo tarpu nekilnojamasis turtas priešingai. Jisai per laiką tik tai įgyja daugiau vertės. Ir čia tu teisingą momentą užkabinai, kad tą reikia vertinti kaip investiciją, kurią paskui po keliarių metų, kai nebetilps jau žmogus vieno kambario, sakykime, butuke, reikės kuo efektyviau, kuo pelningiau parduoti. To turbūt mažo būsto privalumas yra tas, kad jeigu, čia iš savo varpinės tiesiog pildau, kad perkant būstą reikia vengti papildomų kvadratų, kurių nereikia šiandien, ar ne, nes už juos reikia mokėti paskolą, bet jie nedirba. Tai šiandien nusipirkus vieno kambario butą, tikėtina, kad po 3 metų, sakykime, 4 metų jį pardavus, liks, kaip ir minėjai, įnašas pradinis jau didesniam butui, kuris vėl užaugs jo vertė ir taip toliau ir panašiai. Tai šitą reikėtų turbūt aspektą vertinti, nes kai kyla būsto kainos, tai kyla ir būsto vertė. Kuo būsto kainos realiai sparčiau kyla, tuo sparčiau kyla ir investicijos padarytos į nekilnojamą turtą vertė. Vienareikšmiškai, tai čia gaunasi toks kaip krepšelis, kurį vis formuojam ir vis plečiam. Ir sakau, būtinai nepersifantazuoti pirminiam būstą, čia dar kartą akcentuoju, nereikia to, nes, gali būti tėvai sakys, vaikeli, tai, o kaip tu čia tą vaiką, kur vežimėlį laikys ir taip toliau. Tas vežimėlis gal bus po 8 metų, o tas vaikas po 6 metų su visam išvyks į New Yorką gyventi, bet jisai turės vis tiek kažkur galės parduoti, galės išnuomot, galės ten nuomą dengtis ir taip toliau. Tai, žiūrėkime tą trumpalaikę perspektyvą, nes, labai dažnai mūsų pirkėjus apspazmuoja tai, kad jie nori būsto visam gyvenimui. Ateina klientas ir, man čia reikia 4 kambarių, su 2 parkingo vietom, su viskuo. O čia mano pirmas būstas. Jo, o čia mano pirmas būstas. Dabar man 23 metai, čia pirmą darbą turiu, pakalbėjau su vadovu, gal nuo kitų metų algą pakels, tai jau noriu. Tai, taip biški irgi, aš skatinu įsižeminti, nes, jeigu ir tas darbas geras, jisai rytoj gali būti, darbo birža mažiau mokėtų. Taip, šiaip iš principo, kad būstas efektyvi investicija bus tada, kai jinai bus pagal poreikius, o ne pagal kokią nors madą ar kažkieno kitą įsivaizdavimą. Judam truputėlį toliau, pats patempė už liežuvio apie lokaciją. Jeigu galvojant apie pirmą būstą, bet su tikslu, sakykime, tą būstą įgyti studentui, esamam ar būsimam. Kokias tas lokacijas žiūrėti? Nes taip, kur Vilniuje, sakykime, koncentruojasi universitetų miesteliai, tai yra Senamiestis, Saulėtekis, sakykime, kas ten skaitosi, Baltupiai turbūt, ar ne? Tas Marų visas gabas. Taip. Tai tokios pagrindinės, sakykime, vietos, Senamiestį kaip ir labai giliai turbūt nesvarstom, kas yra kitos tos lokacijos parankios pasirinkimai. Tai čia, žinai, Senamiestis, visada Senamiestis, bet kuriam mieste Senamiestis yra tas karščiausias taškas, kur yra pats mažiausias atsiperkamumas, bet, pati ilgiausiai išliekanti vertė, natūralu. Tai kuo mažesnis atsiperkamumas, tai natūralu ta vertė yra didesnė šitoje vietoje, ar ne, mažiau rizikos šitoje vietoje yra. Tai šitas taip, tai dabar aš pradėčiau gal net ne nuo lokacijų, nes jos yra kaip ir pakankamai, aš nebūčiau toks užsidaręs, kad būtinai tik tai, jeigu Saulėtekį vaikas studijuoja, tai būtinai Antakalny ieškokit būstą. Reikia pasižiūrėti viešojo susisiekimo galimybės ir taip toliau, tai gali būti papildomos 10-15 minučių viešojo transporto ir ta lokacija labai gera. Ar paspirtukų, dviračių? Jo, o dabar ir dviračių takai pakankamai plečiami, ypač link tų visų hubų mūsų studijų. Ir tai pirmas dalykas, aš žiūrėčiau vis tiek infrastruktūrą, kad būtų, viešasis transportas gerai pasiekiama, tai galėtų būti ar Žirmūnų kokia dalis, pavyzdžiui, galėtumėm sakyti, ar tos pačios Šnipiškės, aišku, Šnipiškės šiek tiek jau kainų zona didesnė yra, ar ten Naujamiesčio dalis, tų vietų labai yra daug. Bet aš kokį tipsą duočiau renkantis būstą ir, gal vaikas trumpuoju laikotarpiu nelabai padėkos, bet ilguoju gal ir padėkos, tai nebijoti projektų ir rajonų, kur yra agresyvi plėtra tik prasideda. Ką
ką tai reiškia? Tai dažnai, žmonės nenori nusipirkti būstą, nusipirkau būtą ir matau dar 6 metus čia statybos pas mane bus aplinkui, nes dabar čia kažkokie sandėliai, angarai, garažai, vienas vystytojas kažkas stato, kitas vystytojas kažkas stato. Bet šitoj vietoj vaikui atvažiavus į Vilnių ir šiaip jau Las Vegasas, ir šiaip jau smagu, kad nemegos nuo tų statybų ir galvelės skaudės tikėtina ne tik tai nuo statybų, bet turbūt bus ir kitos popamokinės veiklos vakarėlių ir taip toliau. Bet kai atėjus laiku jam jau keis būstą, jis jau turės pilnai išvystytą kvartalą ir to būsto vertė bus labai stipriai paaugus. Kaip visada sako, pirmo ir paskutinio laimė visada būna. Pirmas visada daugiausiai išlošia, kuris nebijo ateina, o paskutinis daugiausiai išlošia, kuris susimoka, bet gyvena gražiai. Tai čia kas ką nori daryti, nes yra į kiekvieną kvartalą projektą, tai pavyzdį tau tokių rajonų. Tai toks, akivaizdu, kokią aš pavyzdį tosiu, tai mes ten vystom porą projektų, tai pavyzdžiui, Žirmūnų šiaurės miestelio hubas, kur mūsų, pavyzdžiui, kaip New York'e Baicitus projektas arba mūsų būsimas Mūnai. Tai matom, kad ten tikrai kokius 7 metus tikrai bus intensyvi, nes matom, Hanerio projektai yra, Baltic Asset Managemento projektai, mūsų projektai, tikrai daug teritorijų, kur išsivystys. Tai čia, analogas turbūt atsukus laikrodį atgal kokių taip 20 metų aš skaičiuočiau šiaurės miestelis. Baisu, kareivinės, nieko nėra ir prasidėjo statyba ir tapo toks gražus rajonas, visos naujos statybos labai. Tai čia dabar panašus yra tas dalykas, plus ten tie visi, bet jau čia gal per daug reklamakas skambės, o ne kažkoks mūsų laivas podcastas, vadinkim taip, tai ten visos tos autobusų parko rekonstrukcijos. Jo, bet aš manau, kad vis tiek tas yra svarbu, nes tas prideda prie infrastruktūros ir bendro rajono, ar ne, jeigu ten tik tai kažkada ir per Kunkėmis buvo daug statybų ir kaip ir pagal tokius paviršutiniškus kriterijus gali sakyti kitas pats. Ja. Bet ten to nieko neįvyko, nes infrastruktūra tenais netėjo iš esmės. Ten tik prisistatė daug namų. Per Kunkėmą problema buvo labai paprasta, tai parametrai statybų rodiklių. Tai ta prasme tiesiog parametrai, kai tu dvigubai daugiau leidai sklypą pastatyti negu dabar bet kur kitur miestą, tai natūralu, kad į tą krūvą sukiši labai daug žmonių, jam aptarnauti nėra tinkamos infrastruktūros, tiek socialinės, tiek verslo, tiek tam ūkiškai kalbant parkingų kažkokių. Tai ir gaunam tokį dalyką. Tai dabar su Vilniaus miesto bendruoju planu tas praspręsta. Dabar tas jau toksai subtilesnis, vadinkim taip, užstatymas visą miestą. Ok, tai šitas taip, čia viskas aišku, aš tada leisiu savo pareklamuoti savivaldybės planus infrastruktūrą plėtoti, bet aš manau, kad tas tikrai irgi rajonui pridės. Naujamiestis taip išsprogo irgi panašiai, aišku, ten jau buvo ta infrastruktūra pakankamai stipri ir gera. Dar koks nors pavyzdys? Kur vertėtų investuoti. Kur galima kaip lokacijas. Kaip lokacija, kur vertės prieaugis, ar ne, galėtų būti. Tai niekam nepaslaptis, dar yra turbūt, kaip sakau, kaip nuspręs, kur geriausia investuoti, tai nereikia jokių patarimų, pasižiūrėkit, o kaip miestas mato. Atsidarom bendruosius planus, pasižiūrim, ką savivaldybė sako, į kurią pusę miestas turėtų judėti, tai savivaldybė aiškiai yra pasakius, kad į pietinę pusę yra prioritetas vystyti miestą. Tai dabar ten reiškia, turim tokį, sausau vietom labai jau susitvarkę, bet tokios kaip oazytės pasidariusios, bet dar nėra tokio viso tvaraus išplėtimo. Bet, jeigu suprantam, kad savivaldybė ten nurodė fokusą ir visus dokumentus paruošė taip, kad ten verstų vystytojus eiti, tai tikėtina anksčiau ir vėliau ten ir išsivystys labai. Ten naujininkai, tai aš kalbu apie tą, Eišiškės, naujininkai, Vilkpėdė, tas visas, kur Vilnius Connect ir visa ta vieta, nes ten dar tokia kaina yra pakankamai pasiekiama, tai psichologiškai yra per geležinkelio vėžę nuo Naujamiesčio, kuris jau, dabar jau nebegalim sakyti, kad Naujamiestis jau yra toks, kur labai jau kažkas stipriai nustebins. Jau dabar ten pakankamai brangu, jau ten yra dabar pakankamai, daug net projektų, kurie statomi Naujamiestis, save pozicionuoja Senamiestis ir panašiai, jau to takoskira yra pakankamai jau nedidelė. Tai mes, jeigu kalbam šiek tiek užsibuferiuoti toliau, tai aš matyčiau, visai neblogą galimybę pietiniai miesto dalykai. Bet, tikrai patarčiau ypač mažam būstui žiūrėti ten, kur yra, geras susisiekimo, šaligatviai, dviračių takai, viešasis transportas. Ok, užkabinai kainą, tai turbūt apie tai, kaip čia kokios kainų perspektyvos iš principo Lietuvoje ir Vilniuje, tai jau gal nekalbėkim, prisikalbėjom abudu apie tai ir tos informacijos, prognozių, scenarijų ir taip toliau iš tikrųjų jau yra labai daug, tai gal nesiplėsim šitą kryptim, bet
Dabar kuo toliau, tuo dažniau yra truputėlį kitas aspektas kabinamas ir kalbama ne tiek apie absoliutinę kainą, kiek apie įperkamumą. Ar ne? Nes, būsto kaina šiandien yra dar ne visas įperkamumas. Nes, pavyzdžiui, apie ką šnekama, kad Lietuvoje yra vienos brangiausių Europoje ar pačios brangiausios Europoje būsto paskolos. Bet čia jau nebe būsto kainos klausimas, ar ne? Ir vėlgi ta pati būsto paskola jinai susideda ne iš vieno aspekto ir taip toliau ir panašiai. Šiandien įperkamumas yra kvestionuojamas, ar ne, kad jisai yra sudėtingas. Taip, faktas, bet o kaip tu matai tą patį įperkamumą po, tarkim, 3 metų, 5 metų, kaip jisai turėtų atrodyti, kaip jis turėtų vystytis, net nežiūrint to, kaip vystysis kainos, kaip vystysis, tarkim, ekonominė padėtis ir taip toliau. Tai iš principo. Labai paprastai iš tikro, tai pirmą reiktų paklausti savęs, kiek žmonių tiki, kad Euriboras grįž į tokį, koks buvo po 2009 metų krizės, tai yra, kitaip sakant, neigiamas nulinis. Tai turbūt žmonės gal yra tokių, kur turi vilčių, kad tas Euriboras vėl nukris, bet tai aš pasakysiu blogą žinią, kad bus labai blogai, jeigu Euriboras nukris. Nes kai Euriboras nukris į nulį, tai reiškia, kad pasaulio bankai gelbėjo sulūžusias ekonomikas ir reiškia, kad turi būti didžiulė krizė. Nebereikalo tas Euriboras. Taip. Kada Euriboras tapo nuliniu, tai tada, kai buvo pasaulinė ekonominė krizė. Tai laukti to Euriboro nulinio, iš tikrųjų nereikėtų. Nes... Gerai, bet čia gal tik tai patys tokie pasakom labiausiai tikintis laukia to nulio. Jo, bet iš esmės, kad jisai labai stipriai kristų, tai turbūt nebus taip. Kažkiek gal jisai pasikoreguos, jisai panašu, kad bent gera žinutė, jisai jau nebeauksiu. Kaip ir bet prognozuoti, kaip centrinis bankas elgsis, yra labai sudėtinga. Ir čia aš tokią vienoje konferencijoje įdomią įžvalgą girdėjau. Iš vieno ekonomisto sako, kaip mes galime iš viso žiūrėti centrinių bankų prognozes, jeigu visur juos valdo ne ekonomistai, o teisininkai. Sako, žmonės visur pasodinti teisininkai, bet ką Uršulą paimti ar kažką, tai yra teisininkai, pagal išsilavinimą. Tai sako, iš principo tai yra labai daug politikos ir panašu, kad ką girdi visas pasaulis, kad daugiau to Euriboro kelt nebenusiteikia centriniai bankai. Tai šitoje vietoje tas įperkamumas turėtų nebeblogėti iš vienos pusės per šitą. Bet bendrai žiūrint, reikalavimai kyla, statybų savikaina kyla, natūralu, kad ir tos kainos kils, sklypai kyla ir taip toliau. Tai tikėtis, kad tas įperkamumas taigi nukris ir bus geresnis, tikrai neverta šitoje vietoje, bet jisai trumpuoju laikotarpiu gali būti geresnis per kitą dalyką, tai yra per pajamas tam tikrų segmentų darbuotojų. Trūksta darbuotojų, pakilo atlyginimai, bendrai in general įperkamumas prastas, bet man neįdomu. Nes man alga kardu nuo rinkos vidurkio, ar 5 nuo rinkos vidurkio, man užtenka ten ir būtui geram, ir mašinai, ir viskam. Tai bet čia daugiau tokios išimtis. Bet ilguoju laikotarpiu, žiūrint, tas įperkamumas, mano galva, jisai negerės. Ir jisai dar turbūt tik tai dar sunkės, nes atsiras, vystytojai irgi skaičiuoja tas palūkanas, kiek į savikainą kainuoja. Mes irgi kaip plėtotojai jau turbūt susitaikom, kad nulinio Euriboro savo verslo planuose nedėsim, tai natūralu ta vystymo savikaina vis tiek gale dienos persikelia ant galutinio vartotojo, visi tie kaštai, statybų kaštai, valdymo kaštai, visi kapitalo kaštai ir taip toliau. Kad biurokratija sulengvės pas mus per artimiausius 3-5 metus ir pradėsim statyti, nieks netrukdys, sakys, labai džiaugiamės, fainai, statykit ir taip toliau, tai akivaizdu, kad taip nebus. Tai bus dar daugiau visokių institucijų, kur bus suinteresuotos parodyti, kaip gerai dirba, kaip vienur, kitur įkišti pagalį ratus ir taip toliau. Tai bendrai žiūrint ilgesniai perspektyvoje, plus žemės, Vilnius neguminas. Visi nori gyventi geroje vietoje. Čia žemės tos nėra, vėl sklypai brangsta. Tas vystimas vis ilgėja, tai šitoje vietoje, tai panašu, tas įperkamumas tik tai prasties ilgesniai perspektyvoje, tai ką mes galim kaip šalis ir ekonomika daryti, dėti visas pastangas, kad mūsų pajamos augtų. Pragyvenimo lygis. Tai. Jo, kad augtų pajamos ir tada, kaip ir dabar, tai tas ir būstų kainų kilimas ir ta infliacija galų gale buvo labai didelė Lietuvoje infliacija, bet, didžiąją dalis šeimos ūkių taip jie piktinosi, bet koks procentas žmonių dirbančių privačiam segmente sugebėjo panašių kaip infliacijos rodiklių pasikelti savo daug.
statistiškai labai didelis, nes matom darbuotojų atlyginimo augimą. Tai tas įperkamumas, tai bet kur, vis tiek darbdaviai, verslas, kol kas kompensuoja šitą dalyką. Tai, kol sukasi ekonomika, verslas gali mokėti daugiau pinigų, bet reikia vartojimo, kad tas žmogus nueitų vakare tą kokteilį išgertų, nueitų į kirpyklą, ten nagų ragų visų pasidažyti ir taip toliau. Tai jo, čia turbūt, ką tu ir sakei, kad jeigu kris labai smarkiai palūkanos, ar galų galia, jeigu kris labai smarkiai kainos kažkur tai iš karto indikuos, kad problemos yra gerokai globalesnės ir greičiausiai jos atsilieps ne tik tai kainom, bet ir pajamom. Tai jeigu sukryžiavę pirštus laikysim, kad kainos geriau nekristų, tiksliau nekristų niekas, nei pajamos, nei kainos, bet jo, visą laiką labai lengva pasižiūrėti praeitį ir pagalvoti, kodėl aš nepadariau vieno ar kito sprendimo, nes vakar ar užvakar buvo geriau. Tai ačiū žiūrėjusiem, tikiuosi, kad per šitą pakankamai neilgą laiką spėjom atsakyti kažkurios klausimus. Jeigu buvo įdomu, jeigu patiko, jeigu tų klausimų kilo daugiau, ko atsakyti laidos metu negalėjom, būtinai rašykit mum, klauskit ir mes tikrai pasistengsim jum atsakyti. Ačiū Šarūnai, ačiū žiūrėjusiem, iki kito mėnesio.